jau yra ar greitų metų bus numeris 1 pasaulio šalis? Kinijoje yra milžiniška. Čia tik mums atrodo, kad tai yra, ten vienas vadas pasakė ir, ne. Aristotelis jau sakė, žmogus yra zoon politikon, politinis gyvūnas. Kuo tu daugiau išeini į priekį, tuo daugiau pavojų tau kyla. Konfucijusas, man tai irgi sakė apie savo, sako, aš neturiu kantrybės su tais studentais, kurie patys nenori mokytis. Sanskrito kalba, palį kalba, kinų kalba, japonų kalba, arabų kalba. Aš supratau, kad aš, nepaisant to, kad mokykloje buvau gana smalsus moksleivis ir man atrodė, kad aš apie pasaulį daug žinau, aš supratau, kad aš apie 2/3 pasaulio neturiu žalio supratimo. Aš nežinau didžiųjų literatūros tekstų, aš nežinau filosofų, aš nežinau dailininkų, aš net nežinau meno šakų, kai kurių pas mus nėra. Ar ne tiek svarbios jos. Tai nusprendai tą trečdalį, žinai, visą. Ir man tas profesorius kažkaip jis man pamatė, kaip jis paskui man sakė iš akių, kad man yra įdomu ir jisai sakė, o kuri tau iš mūsų kalbamų kultūrų yra įdomiausia. Manau, kad irgi didelė dalim atsitiktinai pasakiau, kad kinai, ir jis man pradėjo nešti knygas apie konfucianizmą, apie daoizmą. Ir sakė, jis iš karto man sakė tas profesorius, kad jeigu tu, Vytai, nori profesionaliai dirbti su kinų filosofija, čia pirmą kursį filosofų, bet jeigu nori profesionaliai dirbti su kinų filosofija, tu privalai mokytis kalbos. Ir aš iš karto irgi pradėjau krapštytis ir su kinų kalba. Ir tada jau gal po 2 kursų aš išvažiavau į Kiniją mokytis, čia buvo 2001 metai. Kai aš išvažiavau į Kiniją pirmą kartą mokytis. Lietuvoje iš vis nelabai kas kalbėjo apie Kiniją tuo metu. Nesuprato nieks, kodėl aš ten važiuoju ir ko ten galima mokytis. Bet man tada labai greitai viskas pradėjo darytis įdomu. Ir kalba, nes kalbos struktūra yra reikšmingai skirtinga nuo mums įprastų indoeuropietiškų kalbų. Raštas labai įdomus, irgi radikaliai kitoks negu mes. Nes jie ne garsus rašo, o idėjas iš principo, idėjas rašo, savokas. Ir man pati šalis ir žmonės irgi iš karto darėsi labai įdomus ir niekada nebesižvalgiau paskui atgal. Šiaip tas interesas ten ir liko. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Mėly žiūrovai ir klausytojai, štai tokia įžanga jums iš Vyčio Siliaus. Vytis Silius filosofas ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas šiandien yra mano svečiuose. Ir mūsų pokalbis ir už kameros, ir truputį dabar jums ir jau į kamerą ir į vaizdą buvo filosofinės pakraipos šiek tiek. Tačiau, kaip nebūtų keista, mes šiandien mano tinklalaidėje, kuri yra jūsų kūnui, protui arba sielai, kalbėsime apie Kiniją. Taip, galbūt truputėlį iš kultūrinės, filosofinės pusės, taip kaip mėgsta ir sako, tai ką moku, taip ir kalbėsiu. Vytis sako, ko nežinosiu, to ir tiesiog nesakysiu, bet aš manau, kad visi mes turim savo nuomonę. Ir čia yra tinklalaidė, ta prasme. Aš tikiu, kad žmonės, jie nori visą laiką gauti sukramtytą informaciją, o paskui dar pabandyti į atlabus kibti, bet mes galim tiesiog bendrauti ir mes visi kažko žinom ir ypatingai tu, kuris esi susipažinęs su ta šalimi. Bet, Vyti, žinai, aš manau, kad aš asmeniškai pats irgi, kaip ir paminėjai, kad esi žalės 2/3 pasaulio, kažkada ten buvai. Ir būtent šis rytis, būtent apie Kiniją, apie artimuosius rytus, man yra tikrai irgi toksai tamsokas miškas. Aš apart kinietiško maisto, AliExpresso, Yao Mingo, Jackie Chano, tikriausiai jau nemažai šiaip, ne? Nemažai. Aš ir nelabai platus spektras. Didžiosios kinų sienos, jo, ir juanio nebaisiai kažką tai daug žinau, bet toks viduj giliai pajaučiau ir manau, kad šios dienos mūsų pokalbio tokia kryptis ir bus, kad paprastas klausytojas, paprastas žmogus, kuriam nelabai įdomu, galbūt irgi ta pusė, jisai privalo žinoti jau šiandien apie Kiniją kažką. O mano klausimas tau pirmas būtų toks, ar tu manai, kad paprastas žmogus jau turėtų žinoti apie Kiniją kaip apie, be galo
ilgą ir ten jau tūkstantmečių siekiančią civilizaciją ir kaip apie vieną stipriausių jėgų pasaulyje tikriausiai šiandien. Visomis prasmėmis. Tai Alanai, aš jau būčiau tavęs šito klausęs, nes tu tai pasakai, kad privalo, aš galvoju, ar tikrai privalo, bet tu taip numatydamas man šitą klausimą gražinai. Aš žinok, iš vis negalvoju, kad yra kažkokių dalykų, kurie yra privalomi žmogui, arba jų yra labai nedaug. Man atrodo, yra privaloma nekenkti kitam, jeigu tik gali nekenkti. Bet apie tuos žinojimus mes žmonės esam labai riboti, pasaulis yra beprotiškai įvairus. Ir daugybės ryčių tame pasaulyje yra tiek įdomios, kad jas gilintis neužtenka vieno gyvenimo. Užtat mūsų kultūros yra šimtmečiais tęsiasi, kad ten vis tas siūlo galas iš praeities atėjęs, jis veda kažkur dar į priekį. Tai man atrodo, to privalėjimo aš gal nematyčiau, bet kad daug kam gali būti naudos iš pažinimo, kas yra Kinija, kaip jinai funkcionuoja, ar kaip jie anksčiau funkcionavo, tai aš net nebejoju, nes Kinija iš vis mes dabar, kai ypač šiandieniam pasaulyje, kai apie ją galvojam, man atrodo, viena pagrindinių klaidų, kurią mes darom, kad apie ją galvojam kaip apie šalį, o kadangi mes galvojam apie ją kaip apie šalį, mes tada lyginam arba įsivaizduojam mastelį panašiai kaip su mums kitom pažįstamom šalim. Lietuva, Estija, Vokietija. Taip. Bet Kinija savo dydžiu, įvairovę, žmonių kiekiu yra tiek kartų didesnė už įprastinę šalį. O ir įvairovė vidinė Kinijos net šiandien yra tokia, kaip, aš lyginčiau su Europos Sąjunga. Nes vien tokio dalyko, kaip, sakai, žinai, kinų virtuvė, bet tokio daikto kaip kinų virtuvė nėra. Arba jinai yra tiek kinų virtuvė, kiek yra europietiška virtuvė, kur mes sumestumėm lenkų flekus, lietuviškus cepelinus, italų pizzas, ten kokį vengrų guliašą į vieną vietą ir sakytumėm, kas tau labiausiai patinka iš europinės virtuvės. Per stambus žvilgsnis, ar ne? Tai vat kinų virtuvė yra lygiai taip pat, ten yra bent 7 skirtingos virtuvės. Kinų kalba tokio daikto irgi nelabai yra. O aš ten girdėjau, kad yra dialektų labai daug. Ne? Ir jie praktiškai neįmanoma susišnekėti. Bet tie dialektai tarp dalies jų yra toks skirtumas, kad neįmanoma susišnekėti. Ten, nežinau, kaip lietuviui klausytis portugalų kalbos. Tai kinas iš Pekino su kinu iš Šanchajaus, jeigu jie kalbėtų taip, kaip šneka gatvėje jų senelis ir senelė, jie nesusikalbėtų, bet susirašytų. Nes, kaip ir minėjau, raštas yra nefonetinis, tai yra ne garsą rašo, o idėja tai nėra jokio skirtumo, kaip tu tari hieroglifą. Jeigu tu matai parašytą, tu jau žinai, kokia čia idėja. Čia panašiai kaip kelio ženklai. Nesvarbu, kaip tu ištirsi kelio ženklą, bet tu žinai jo reikšmę. Norite pokyčio? Prisijunkite prie FitMe bendruomenės, pasinaudokite nuolaidos kodu, spauskite čia ir gaukite mėnesio nemokamą prenumeratą kartu su mitybos planais, sporto programomis bei specialistų konsultacijomis ir dar daugiau. Tarp kitko, dar apie tos garsus, kol nepamiršau, kiek žinau, daug kas galbūt jau ir žino, yra girdėję čia pop kultūroje kažkur tai aplinkui socmedijoje, ni hao, ne? Laba diena, ar kaip čia, ar labas? Kažkas tokio, labas. Tačiau, kaip tu tai ištari, va čia yra didžiausias menas. Ir sako, netgi jeigu tu Kinijoje šį išsireiškimą pasakysi korektiškai ir ištarsi taip, kaip reikia, tai jam gali wow efektą sukelti. Teisingai, ta prasme, priklauso nuo to, kaip fonetiškai labai svarbu jam tai. Jo, nes kinų kalba yra toninė kalba, reiškia priklausomai nuo to, kokiu tonu tari skiemenį, reikšmė skiriasi. Aš pailiustruosiu. Ma yra mama. Ma yra kanapė. Ma yra arklys. O ma yra barti. Geras. Skirtumas buvo? Visur buvo skirtumas. O, buvo. Ne, ta prasme, kai aš žinau apie ką tu, bet jeigu tu man nieko nesakytum, tikriausiai ne. Tai ni hao jie ko gero suprastų, nepaisant to, ar tu teisingais tonais ištarsi ar ne, nes jau tai yra sudurtinis, du skiemenis, kontekstas aišku, jeigu žmogų pamatėjai, jie suprastų ir taip. Bet jie tikrai džiaugtųsi ir stebėtųsi, kad, kaip tu gerai kalbi kiniškai, net jeigu ir klaidingais tonais ištartum šitą ni hao. Kinai šiaip, mano patirtis visa Kinijoje, sako, iš principo tai labai draugiški yra, labai smalsūs žmonės ir
vis dar, net ir šiandien vis dar yra gana neįprasta, kad europiečiai, vakariečiai mokytųsi kinų kalbos, kinų kultūros, tai kinai apsidžiaugia girdėdami užsienietį, kiniškai bent jau bandant kalbėti. O provincijų tai iš vis, provincijų tai man irgi labai ilgą laiką buvo tokių, kad provincijų keliaujant, aš atrodo pačius paprasčiausius dalykus kiniškai sakau ir esu tikras, kad sakau teisingai, nes mane kiti kinai supranta, mano profesoriai supranta, o tas vietinis žmogus, jis tinkpudong, nesuprantu. Ir man iš pradžio atrodė, kad gal čia yra kažkokios tai pozos, ar gal kažkokio švelnaus rasizmo formos, bet paskui patį ištiko toks įvykis Kinijoje, kai mokiausi Tianjin mieste. Bare prie manęs prieina aukštas, toks išvaizdus kinas ir jis man kažką sako. Ir aš nesuprantu, ką aš vartau galvoj savo žinomas kalbas ir nesuprantu, kokia čia jis kalba į mane šneka, nes lyg ne kiniškai. Ir tada aš jam angliškai sakau, sorry, I don't understand. Ir tada jis jau persijungia į anglų kalbą ir irgi sako, man angliškai sako, oi atsiprašau, sako, aš galvojau, kad jūs iš Lietuvos, jis man angliškai. Ir jis kai man pasakė, I thought you're from Lithuania, kai jis pasakė Lithuania, aš tada supratau, kad jis man ką tik lietuviškai sakė, atsiprašau, gal jūs iš Lietuvos? Jisai lietuviškai Jis tau lietuviškai sakė? man sakė. Bet dėl to, kad aš buvau Kinijoje, kiniškoje aplinkoje, kiniškam bare, aš nesitikėjau, mano smegenis nesitikėjo, kad tai gali būti lietuviška, o žmogus su kiniškais veido bruožais į mane kreipėsi. Ir man kontekstas buvo tiek išmušantis iš įprastinio, ko aš tikėjausi, kad mano smegenis nepagavo, kad į mane kreipėsi lietuviškai. Wow, Tai aš tada pagalvojau, kad provincijai turbūt irgi Kinijoje manęs nesupranta ne dėl to, kad nenori ar nemėgsta kitaip atrodančio, o todėl, kad irgi gal tiesiog nesitikė, kad aš prabilsiu jos kiniškai. Bet tokia nacionalinė kalba vis dėlto yra, jinai kokia? Yra bendrinė, taip vadinama, putonghua. Jinai yra pagal Pekino dialektą suformuota, tai tie žmonės, kurie mokosi bendrinės, to, ką anglakalbėse šalyse vadinama Mandarin Chinese, tai yra pagal Pekino dialektą. Ai, mandarino ta jo. kalba vadinama, aha. Tai jinai va čia yra tas tokia bendrinė vadinasi. Okay. Tai vat, kai klausai, o ten kokios ten, ar privalu apie Kiniją mokėti, tai va mes ir pradėjom, žinai, krapštytis, kad Kinijos ir pati šalis, kultūra, žmonės, istorija yra tiek gausinai, apie ją reikėtų galvoti kaip apie civilizaciją. Ir tada vat įsivaizduok, kiek nežinodamas nieko apie vakarų civilizaciją, nei apie dailę, nei apie kalbas, nei apie maistą, kiek prarastum, nei apie sveikatingumo istoriją, olimpinių žaidynių istoriją ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia šalia yra dar viena civilizacija, kuri labai ilgą laiką formavosi nepriklausomai arba beveik nepriklausomai nuo vakarų civilizacijos. Tai žmogui, kuriam nesvarbu, kur ir kokių jis interesų turi, tai Kinija gali būti kaip dar vienas toks informacijos šaltinis, kaip dar galima galvoti, kalbėti apie pasaulį, kaip dar galima veikti pasaulyje. Ir nebūtinai tą imti kaip geresnį, tikresnį modelį, bet bent jau pasitikrinti, o gal maniškis yra geresnis, o gal jis yra geresnis, bet vis tiek galiu kažką dar patobulinti. Tai yra toks dar vienas informacijos šaltinis. O man pačiam, kaip filosofui Kinija, tai didelė dalim įdomi kaip veidrodis, nes, kaip minėjau, kas man filosofijoje sudomino nuo pačios pradžios, kad tie atrodytų paprasti dalykai turi savo sudėtingąją pusę, kad jie vis tiek yra sudėti iš daugybės skirtingų dalykų. Tai tie savaime suprantami dalykai labai dažnai yra tai, kas yra mūsų kultūros ašis, pamatas, kas yra mūsų kultūros audinys, jis yra tiek mums natūralus ir įsigyventas, kad jis yra nepastebimas. Čia aš taip įsivaizduoju, kad žuvis nenustemba, kad jį plaukioja vandenyje, nes tai yra įprastinė jos terpė. Tai mes plaukiodami toje vakarietiškoje ir lietuviškoje kalboje, kultūroje, mes irgi kaip žuvis vandenį dažnai nepastebim, kokia yra sudėtis tos mūsų terpės. Ir tada pasižiūrėjimas, kaip dalykai veikia, kaip kalba veikia, kaip mąstymas veikia kitoj terpiai, leidžia atsitolinti šiek tiek tą savo terpę ir tada pastebėti dalykus, kurie dažnai ir labai patinka, bet yra ir tų dalykų, kurie taip atsitraukus pamatai, kad iš tikrųjų tai man jie trukdo ir nepatinka ir man norėtųsi su jais kažką padaryti. Tai Kinija man tokia kaip intelektinis veidrodis, kur man leidžia pasižiūrėti, kaip aš pats mąstau toj savo visiškai tokioj natūralioj prigimtiniai būkliai.
Tai, kas mums atrodo kasdieną jau įprasta įrašyta į programas, visas leidžia nuo to šiek tiek pabėgti. Vis dėlto Kinija, kaip civilizacija, kokia jinai istoriškai truputėlį pažvelgiant, kokia jinai buvo ir kokia jinai yra šiandien, ar yra tokių paralelių, nes visiems, taip, nebent, man, kuris nelabai ten gilinasi ir žino, atrodo, kad yra tokia pakankamai tęstinumas ir iki šiol jisai jaučiamas yra. Ir netgi Konfucijus, jeigu aš neklystu, kažkur tai irgi esu girdėjęs, sakė, jog idealus turi būti ir kiemsargis, ir valdytojas. Kažkas tokio. Reiškia, ta tokia jau nuo seno buvo ir mes tai jaučiam ir dabar, ne? Kad pavyzdinis žmogus, kad ir paprastas, bet kuris šalies pilietis ir imperatorius ir gali, ir iš principo reikėtų siekti, kad būtų pavyzdinis. Pas mus tai tik tai aš tokių paralelių girdėjau pirty, kur karalius ir čia susilygina, žinai, dar ir šaltam vandenį, žinai, panašiai, bet tas dalykas ir kitas dalykas, istoriškai, pataisyk mane, jeigu aš klystu, Kinija buvo labai stabili pakankamai civilizacija su tam tikrais nuopoliais. Lyginant su vakarų civilizacija, kur buvo atvirkščiai, buvo daugiau tokio bandymo atgimti ir tam tikri ryškus atgimimo šuoliai ir po to vėl tokios duobės, kažkas tokio. Tai žvelgiant į tokias paralelės ir mano tokias įžvalgas, ar tu sutinki su tą mintim ir kokį tai dabar atsinešam tą šleifą viso iš to istorinės perspektyvos? Daug klausimų vienoje vietoje, bet man priminsi, jeigu aš kažko nepasakysiu. Aš gal pradėsiu nuo mūsų matymo Kinijos kaip tokios testinės kultūros, ar ne, ir kažkuria prasme stabilios, o aš dar ir pridėčiau statiškos. Man atrodo, kad tai viena iš didžiausių klaidų mūsų Kinijos pažinime, bet gal reikėtų sakyti nepažinime, man atrodo, mes vakarai nepažįstam Kinijos. Ir iš kur kyla tas, aišku, mes tiesiog faktiškai labai mažai žinom. Ar gali ką nors prisiminti, ką mokykloje apie istorijoje, tarkim, ką mokysi apie Kiniją. Kiek aš bandžiau atsiminti, ką aš mokykloje mokiausi, tai ko gero, kad kažkoks buvo sakinys apie didžiąją Kinų sieną. 7 pasaulio stebuklai. Jo, ir gal kažkas buvo pasakyta apie tokį, kaip aš atsimenu, kad tokį, kaip buvo teikta, prigimtinį autoritarizmą, tokį vieno žmogaus valdžios idealą. Šilko kelias? Dar apie šilko kelią. Opiumo karas. Čia jau žinok daug, nes man daugiau tokia nuomonė, kad vakaruose nežinom mes apie opijaus karą, nei apie jo priežastis, nei iš tikrųjų apie milžinišką žalą, kurią iš principo daugiausia Europos šalis Kinijai per 50 metų ten atnešė. Britai, prancūzai ten, bet paskui daug kas ten prisidėjo. Tai grįžtant prie šito, kadangi mes žinom nedaug pačių tokių faktų, ir reiškia, mes žiūrim ją iš labai toli, tai tie pokyčiai, čia kaip ir, nežinau, miške žiūrint į medį iš toli, jie visi atrodo, medžius iš toli žiūrint, jie visi atrodo daugiau mažiau vienodi, bet prieini arčiau ir matai ir skirtingą formą, ir skirtingą vietą. Tai Kinijos civilizacija, kultūra, istorija, jinai irgi yra tokia, kuo arčiau prie jos prieini, tuo daugiau matai pokyčių. Ir aišku, antra priežastis tai yra ta, kad tam tikras tęstinumas jis tikrai yra išlikęs. Daugiausiai aš pats sakyčiau, kad tas tęstinumas tai eina per raštiją, nes kinų civilizacija, mano supratimu, kaip labai aišku, gal nelabai aišku, bet tam tikrą atpažįstamą bendrą stuburą, bendrą ašį turinti civilizacija, jinai išlieka kaip tokia dėl tos rašto sistemos, hieroglifinės rašto sistemos. Būtent dėl to, kad kinams jau įkūrus imperiją 221 metai prieš mūsų erą, reiškia beveik prieš 2,5 tūkstančio metų jie suvienyje prieš tai buvusias skirtingas karalystės, kurios kalbėjo reikšmingai skirtingom kalbom, turėjo skirtingas valiutas, turėjo skirtingas kelių sistemas, turėjo skirtingas valdymo sistemas ir politinės, socialinės, etinės ideologijas, bet turėjo tam tikrą įsivaizdavimą, kad yra vieno civilizacinio centro dalys. Lopšio, ne? Jo. Ir jos tarpusavio kovojo, kurios iš jų, iš tų likusių tuo metu buvo likusios 7 tokios didžiausios karalystės, kurios iš jų suvienės visą tą Kinijos, kaip jie vadino, dangaus paskliautę
suvienys į vieną valstybę. Beje, Kinija kiniškai džunguo ir reiškia vidurio karalystė arba karalystės. Jie įsivaizduoja, kad yra visatos, bent jau žemės burbulo centre. Ir noras suvienyti jas buvo dėl to, kad būtų išvengta karo. Idėja buvo, kad vis dėlto tarp mūsų yra daugiau bendrumo negu skirtingumo. Jeigu mes susivienytumėm į vieną šalį, į vieną imperiją, tai mums nebereikėtų kariauti. Ir kai pirmasis imperatorius Qin Shi Huangdi, kai jis jau suvienyje jau tas skirtingas karalystės į vieną bendrą imperiją, tai buvo suvienytos tada vieninga valiuta atsirado, buvo suvienodintas raštas. Tai 221 metais, kuris buvo įtvirtintas kaip bendras raštas, jis toks ir yra iki šiol. Aišku, daugėja žodžių, bet pats raštas yra visiškai toks pat identiškas. Wow. Tai reiškia, kad bet kuris išsilavinęs kinas, jis be jokių problemų gali skaityti tekstus, kurie yra 2500 metų senumo. Neįtikėtina. Tarkim, dar aš truputį pertrauksiu, kiek žinau, dar yra labai populiaru Kinijoje šiais laikais naudoti tos tokius senovinius visokius posakius, raštus, iš filosofinių veikalų, tai parodai savo intelektą. Iš literatūros, iš filosofinių veikalų. Čia aišku jau irgi toks vakarietiškas ir modernus skirtumas, kas yra literatūra, kaip grožinė literatūra, o kas yra filosofija, kas yra religija. Tikrai tas yra išlikę ir va čia, kaip ir sakau, labai gerą irgi akcentą uždedi, Alanai, kad to tęstinumo šiuolaikinis žmogus jis cituos kaip labai natūralų dalyką, kaip mes, nežinau, kokį nors ten galim situaciją, kokia iškilo ir ten kokį ten Marijono 3 milijonus ten staiga uždainuoti savaime, nes tai yra įaugai kraują. Tai ten išsilavinusiam žmogui yra į tą kraują įaugusių dalykų tų rašytų prieš 2500 metų. Tai va ta, kaip ir sakiau, ta bendra ne vienoda, bet bendra linija, jinai tikrai yra ir labiausiai per raštą, per mąstymą, per literatūrą, per kultūrą. Jinai yra tokia likusi. Bet pačių pokyčių, lūžių yra milžiniškų Kinijoje įvykę. Tai vienas didžiausių, tai yra maždaug 1 amžius jau mūsų eros ir tas taip įsitvirtina 6 amžiuje mūsų eroje, tai yra budizmo atėjimas į Kiniją. Iš Indijos. Kelias ten buvo šiek tiek kitoks, netoks visiškai tiesioginis. Per Tibetą, per Mongoliją, Tibetą panašu į Kiniją ateina budizmas, bet tai yra radikaliai skirtinga mąstymo sistema nuo to, kas Kinijoje buvo rašoma, kaip buvo galvojama iki budizmo atėjimo. Paskui budizmas buvo labai smarkiai adaptuotas ir jis pats adaptavosi, daug kur perėmė, pergerė, susigėrė su vietinėmis kiniškomis mąstymo tradicijomis, daugiausia daoizmu. Ir tas budizmas, kuris vėliau jau įsitvirtina tolimuosiuose rytuose, Kinija, Koreja, Japonija, Mongolija, Tibetas, jis tampa irgi jau labai reikšmingai skirtingų nuo to, kas liko labiau pietryčių Azijoje, Indija, Mianmaras koks, Tailandas. Tai buvo milžiniškas lūžis. Ir Kinija kaip civilizacija jį sugėrė, kaip dabar jau galima sakyti, aš taip drįsčiau sakyti, sugėrė labai rezultatyviai, būtent prisimdama labai skirtingą mąstymo ir veikimo paradigmą ir tai, ko jai reikėjo pakeisdama, adaptuodama, priimdama savo, kas atrodė keistina pakeisdama ir šiuo aspektu tai praturtindama save kaip civilizacija. Antras toks milžiniškas lūžis tai buvo mūsų vakarų civilizacijos įsiveržimas į Kiniją. Jis irgi keliais etapais vyko, ten gal pirmieji tokie reikšmingi, tie tokie sąlyčio taškai prasidėjo labiau 16-17 amžiuje per įvairias krikščionių misionierių misijas. Jėzuitai labai daug pradžioje, paskui labai įvairios denominacijos krikščionių ten važiavo misionieriauti. Lietuvių gana garsių irgi ten buvo toks Andrius Rudamina, Vilniaus universiteto alumnas, irgi ten 16 amžius, man atrodo. Apsijuoksiu, jeigu net amžių pasakysiu. Oi, jo. Ir jau lietuvių ten ta koja buvo, bet tai buvo toks gal daugiau dar idėjinių mainų laikotarpis, bet pats minėjai opijaus karus, kur kas liūdnesnis mūsų kaip vakarų civilizacijos atėjimas į Kiniją buvo 19 amžiaus vidurys ir tęsiasi ir didelė dalim, tai kas ir dabar tarp mūsų vyksta yra toks tęsinys jau
XIX amžiaus vidurio mūsų atėjimo į Kiniją, kur atėjom kaip, nu, iš principo kaip agresoriai, su opijaus karais. Kinijos istorija yra plati, yra gili. Žinoma, mes irgi iš tokios istorijos visi žinome Kinijos imperatorius, dažnai labai naudojam tą žodį. Šiandien mes turime Kiniją komunistinę, demokratinę liaudies respubliką, kaip jie pasivadinę yra, tačiau jų ekonomikoje yra kapitalizmas. Ir ten kaip ir veikia tokia santykinai laisva šiuolaikiška ekonominė ten struktūra, kiek aš žinau, tu irgi galėsi čia pakomentuoti. Ar vėlgi tai yra tas pat to pačio tęstinumo kažkoks rezultatas, kad ji turi va tokią unikalią, bet ir tuo pačiu labai efektyvę sistemą, kuomet yra vienas valdytojas, galima sakyti, ir yra kapitalistinė ekonominė sistema, rinka, kuri leidžia tai šaliai sparčiai žygiuoti aukštyn laipteliais visais technologiniais, ekonominiais ir kitais. Aš gal iš karto šiek tiek taisyčiau, nes mano įsitikinimu tas mūsų galvojimas, kad tiek imperatorius, tiek tarkim dabartiniai Kinijoje yra vienas lyderis, jis ne visiškai atitinka tikrovę. Nu, šiandieniniai Kinijoje vis labiau jų prezidentas Xi Jinpingas vis labiau darosi toks vienvaldis ir vienas matomas, bet bent jau autokratiškas, bet Kinija ir imperiniu laikotarpiu ir labai ilgą laiką jau 20 amžiui, kažkiek ir 21 amžiui buvo valdoma vis dėlto ne vieno asmens. Kinijos politinė filosofija yra labiau apie tokį biurokratinį valdymą, negu apie vieno asmens valdymą. Tai imperatorius imperiniai Kinijoje jis tikrai nebuvo vienvaldis lyderis, nes mažiausiai imperatorius buvo ribojamas egzistuojančių tvarkų ritualo. Ritualo ministras buvo vienas iš tų žmonių, kurio imperatorius negalėdavo apeiti, nes pats politinis ir socialinis bendruomeninis audinys jis yra aukščiau imperatorius ir imperatorius rizikuotų savo gerovę, jeigu jį bandytų sujudinti. Net klasikinė kinų filosofija šiaip gana labai revoliucingų idėjų siūlo, tarkim, vienas iš tokių pagrindinių konfucianistų apie 3 amžius prieš mūsų erą, Mengzi toks mąstytojas, jis keliavo po tas, vis dar tada dar nebuvo suvienyta Kinijos imperija ir keliavo irgi po skirtingas tas karalystės ir su skirtingais valdovais šnekėjo, siūlė savo paslaugas, nupirkit mane kaip tokį politinių technologijų meistrą, mes dabar turbūt sakytumėm. Ir jis vienam iš valdovų sako, valdove reikia apie save, apie valdovą galvoti kaip apie valtį, tokią irklinę valtį, o apie žmonės, kuriuos tu valdai, kaip apie vandenį. Sako, jeigu tu chaotiškai irkluosi, tu sukelsi bangas, o tos bangos apvers tą valtį. Tai yra tiesioginis sakymas, kad žmonės turi teisę sukilti, jeigu valdymas yra neteisingas. Tai kinų klasikinė politinė filosofija, didelė jos dalis, nes yra irgi turtingesnis tas vaizdas, bet jinai šneka apie tai, kad pagrindinis valdytojas šalies yra žmonės. Kiek kinai, tiek imperinės Kinijos, tiek šiandieninės Kinijos politiniai lyderiai, kiek atitinka šitą idealą keltą klasikinės konfucianistinės politinės filosofijos. Čia jau yra kitas klausimas ir turbūt retai kada buvo atitinkamas šitas idealas. Bet čia mes ir į save galim žiūrėti, tas Kristaus mylėk savo artimą, ten silpnesnį užjaus, kad turtuolis greičiau ten kupranugaris pralys pro adatos skylę, negu turtuolis pateks į dangų. Tai yra mūsų kultūros pamatas, bet ar mes to laikomės, ar tą idealą atitinkam, tai čia irgi jau yra tas kitas klausimas. Tai vat, Kinija, kaip pasakyti, tas mąstymo plotmėj, tai nebuvo tvirtinama vieno žmogaus valdžia, buvo labiau vat, būtent tokia biurokratinė, kad tai yra tarnautojų profesionalų, tai yra valdininkas, tai yra politikas profesionalas. Struktūros tokia. Tarp kitko, vat, kiek
patirčių iš artimųjų draugų ratų yra turėję Kinijoje, tame tarpe trenerių, tai jie būtent tą biurokratinį aparatą ir minėjo. Tai aš dabar, aišku, kalbu apie tokį žemesnį šiek tiek biurokratinį aparatą, bet sistema, kadangi mes žinome, kad kinai yra labai sistemingi žmonės, jie labai taisyklių žmonės, tai aš spėju, kad ten labai panašiai visur yra, vat, kaip ir pats minėjai. Jo, tai va tas tęstinumas jis tikrai yra, bet labiau ne per vieno žmogaus valdžią, per tokią labiau tokią valdininkišką struktūrą. Bet Kinijoje per visą laikotarpį istorijos buvo tokių imperatorių, kurie labiau galvoja ne apie tai, ką jie gero atneša savo žmonėm, bet kaip pasidaryti vienvaldžių valdovų. Ir vėlgi Europos istorija ne kitokia. Mes irgi gyvenom su vienais valdytojais, kurie galbūt galvoja apie kitų gerovę, kiti galvoja apie savo vieną valdžią. Tai čia vieno žmogaus valdžia. Tai čia jokio skirtumo tarp Kinijos ir vakarų civilizacijos nėra ir tai tokie sviravimai nuo ėjimo prie labiau tokio kolektyvinio valdymo prie vienasmenio valdymo, jie nuolatos vyko. Ir net ir tam naujausiai Kinijos istorijoje jie irgi labai akivaizdus. Tai Mao Dzedunas, kuris į valdžią visą Kiniją apjungia, tai galima sakyti oficialiai į valdžią ateina kaip suvienytos Kinijos be Taivano vadovas 1949 metais, tai jis praktiškai per visą savo valdymo laikotarpį, nors irgi ten buvo šiokių tokių detalių, bet praktiškai per visą savo valdymo laikotarpį iki 76 metų jis buvo vienasmenis lyderis. Visiškas autokratas, diktatorius. Bet po jo valdytojai, kurie vadovavo, kaip buvo pagrindiniai lyderiai ir mums žinomi kaip pagrindiniai Kinijos lyderiai. Tai po Mao Dzeduno buvo Deng Xiaopinas, paskui Deng Zeminis, paskui Hu Jintao. Tai šitie priekyje buvę žmonės, jie buvo labiau tokios simbolinės figūros, panašiai kaip mūsų prezidentas, kad tai yra kažkokia simbolinė figūra, kuri turi būti pačiam priekyje, bet pats valdymo mechanizmas jis buvo kolektyvinis. Vis tiek tas komunizmo, ne, tas... Tai nebuvo laisvų rinkimų metu išrinkti lyderiai. Tai tada, bet tada ateina Xi Jinpingas, kuris vėl verčia į kitą pusę ir labai aiškus jo noras yra ir tapti ir būti visiškai vienasmeniu lyderiu. Tai va čia vėlgi sviravimai, bet tada ir užbaigsiu, nes matau, tu nori kitų dalykų manęs klausti, bet kiek tai yra komunistinė sistema, tai aš, Alanai, labai abejočiau. Aš pirmą kartą į Kiniją nuvažiavau mokytis 2001 metais. Ir technologijų, kurių aš nemačiau Lietuvoje tuo metu, ir kiekis, ir įvairovė, ir lygis, ir verslumo lygis, buvo kur kas didesnis, negu ką aš mačiau Lietuvoje. Ir kadangi teko mokyklui mokantis šiek tiek Vokietijoje būti, ypač tas verslumo, gal ten technologijos tikrai buvo daugiau pažengusios, bet tas verslumo, kad atrodo ant kiekvieno gatvės kampo yra kažkoks kioskelis, kažkas kepa maistą, kažkas moko kaip sportuoti, kažkas tą daro, tai buvo neįsivaizduojama masto. Bet čia buvo toksai, kaip tu manai, to viso verslumo, nes tas verslumas jaučiasi ir dabar visiškai kitais mastais. Čia vėlgi yra kultūrinis dalykas, ar čia buvo kažkokia programa, sakykime, tokia sukurta 20 amžiaus eigoje, jau tokia šiuolaikiškesnė, ar čia yra vėlgi sisteminis kažkoksai tai tautos toks civilizacinis palikimas, evoliucinis. Tiek, kiek aš bandyčiau tokiais civilizaciniais, kultūriniais dalykais aiškinti tą jų verslumą, aš kalbėčiau apie kinų pragmatizmą. Taip kaip aš matau kinų patį ankstyviausią tą tokį intelektinį kultūrinį klodą. Jis yra labai toks šio pasaulio mąstymas. Iki pat to indiško budizmo atėjimo į Kiniją panašu, kad Kinijoje nebuvo kalbama apie pasaulio pradžią, nebuvo pasaulio sukūrimo mitų. Nebuvo vieno dievo, kuris sukuria pasaulį, idėjos. Ne kad pasvarstyta ir, turbūt, kad ne dievas sukūrė pasaulį. Net tokia mintis nebuvo kilusi. Buvo visada kalbama apie pasaulį, kaip visada egzistuojantį, kaip vienintelį įmanoma. Jeigu nėra už pasaulio esančio dievo, reiškia nėra jokios alternatyvios tikrovės už mūsų pasaulio esančios, rojaus, pragaro ar kažkokio tokio, ten teorijų, kaip ten Platonas, kad šnekėjo, to tokio idėjų pasaulio, kad yra kažkoks
pirštais neužčiuopiamas, akim nepamatomas, ausim neišgirstamas idėjų pasaulį, kur tos idealios formos visako plevena, kurios yra tik intelektu, o tuo proto žvilgsniu yra tik tai užčiuopiamos. Tai jau mes kalbam apie kažkokį tokį teorinį pavydalą. Jeigu nėra to anapusinio pasaulio, jeigu yra tik tai šitas besikeičiančių formų pasaulis, tai klausimas tada pamatinis yra ne apie tai, kokia yra esmė, kas yra tiesa, bet klausimo natūralesnė formuluotė, nes klausimai atpažįsta, ne, kas yra tiesa, arba kas yra esmė, yra klausimas apie kažkokį statišką pavydalą, kuris yra už besikeičiančios tikrovės. Bet jeigu tu nepadarai prielaidos, kad yra nesikeičiančių dalykų, tu tada klausi ir tu priimi kaip pagrindinį faktą, kad pasaulis nuolat keičiasi. Tada yra prasmingiau klausti, ne kas yra tiesa, kas yra prasmė, bet kaip veikti ir kaip prasmingai gyventi. Klausimas pasidaro nebe apie kas kažką labai apibrėžtų, bet apie kaip. Ir šia prasme tada, man atrodo, va, tas praktiškumas jų kaip jis persiduoda į tai, kad turi, reiškia, kinai kažkokių kultūrinių instrumentų, kurie padeda adaptuotis besikeičiančioj aplinkoje. Man atrodo, neatsitiktinai, va, kaip ir prieš tai sakiau, kad jie adaptavo tą budizmą atėjusi. Tai irgi buvo, o ką mes tuo galime padaryti, kaip mes tą galime savo adaptuoti. Lygiai taip pat kinai 19 amžiaus vidury tam technologiniams tokiems ir jau po truputėlį besidarantiems globaliams vakarams atėjus perėmė labai daug šito mūsų mąstymo, mūsų ekonominių paradigmų, mūsų socialinių paradigmų. Ir jau tada 20 amžiaus antroji pusėje, kai pasaulis jau tikrai yra pasidaręs globalus ir dominuojantis modelis, tai yra to tokio ekonominio, to verslumo, tos liberalios, ne liberalios demokratijos, liberalaus ekonominio tokio valdymo modelis, prisitaikyti reikia būtent prie jo. Tai tas jų adaptyvumas ir pragmatiškumas, manau, kad tikrai nepakenkė, o padėjo, bet kita vertus, tai po Mao mirties, kai su Mao mirtim baigėsi kultūrinė revoliucija ir tas Mao toks diktatoriškas vienasmenis valdymas, Kinija buvo klaikiai skurdi šalis. Tai buvo didžiąja dalim badaujanti šalis. O žmonės niekur nenori badauti. Ir jie norėjo geriau gyventi. Ir tada tas ir pragmatinis toks stūmis į priekį, kad reikia gerinti savo aplinką, savo gyvenimą ir tas jų, man atrodo, kad vis tiek iš kultūros atsineštas tas gebėjimas tada adaptuotis, prisitaikyti, galvoti labai pragmatiškai, kaip tas kapitalistinė logika gana pragmatiškai irgi yra. Bet man labai patiko tavo mintis, kaip jie bandė tą vakarų visą ekonominę formą laisvos rinkos tą adaptuoti ir įdiegti į savo gyvenimo kultūrą, tai jie iš tiesų taip ir jie tai darė gudriai ir sistemingai, jie atvėrė tam tikros net ir laisvos ekonominėse zonose duris vakariečiams, leido jiems ten statytis be mokesčių, kurti verslus, pramonę ir taip toliau. Žodžiu, jie daug visko įsileido ir jie po to ir sėkmingai iki šios dienos perminėjo po truputėlį tam tikromis taisyklėmis numatė jau iš anksto, tarkime, mes jums leidžiame, o po to, jeigu jūs ir toliau norite, tai tada jūs turite mus šiek tiek čia į tą visą procesą integruoti. Tai technologijas taip ir perima. Taip ir perima technologijas, jo. Ir jie ne tik tai jas perima, bet jie perima taip, kad po to 100 milijonų tų laisvų, kaip mes sakome, pigių darbo rankų už pigiai ir labai kokybiškai su savo to ir pragmatizmo ir to visų disciplina ir taisyklėmis jie daro neįtikėtinus dalykus, greitaigi traukiniai, tiltai, vėlgi ir elektromobiliai visi jo, ten su elektromobiliais irgi įdomi istorija buvo, kaip jie ten kažkaip, žodžiu, kol visi orientavosi į vidaus degimo variklius ir bandė pasaulį užvaldyti, ne, kinai iš karto jau pradėjo galvoti apie elektromobilius, pasirodo. Didelė dalim dėl to, kad jie neturėjo iš kur naftos pasimti, jie patys jos neturi, o Amerika, ir tada jau plačiau jau vakarų pasaulis dominuoja artimuosius rytus, kuriuose yra tie telkiniai naftos. Tai
jiems reikėjo išsisukti kažkaip. Tai jau iš labai seno tas elektromobilių, tas verslas ten yra remiamas valstybės. Mes mėgstam matuoti dažnai labai, tiesiog, žinai, paprastai, kažkas tai stipriausias, didžiausias. Kaip tu manai, ar Kinija jau yra, ar greitų metų bus numeris 1 pasaulio šalis, kaip mes mėgstam sakyti, šiai dienai mes tikriausiai sakom Jungtinės Amerikos valstijos, ten ekonomika, įtaka visose tarptautinėse organizacijose ir taip toliau, Kinija. Jos žingsniai šiuolaikinėme pasaulyje geopolitiniam lygmenį, ekonominiam, technologiniam, investicijų ir panašiai. Žiūrint numeris 1, kur ir kaip. Aš nesu ekonomistas. Aš žinau, kad labai sunku filosofų uždavinė tokį klausimą, man gali. Pabandysiu padžiazuoti. Aš nesu ekonomistas, tai tikrai negaliu prognozuoti ar GDP ten kažkaip tai gali bendras vidaus produktas viršyti ten Kinijos, Jungtinės Amerikos valstijas, bet įsivaizduoju, kad gal čia būtų sritis, kur lengviausia man įsivaizduoti, kur Kinija gali tapti neginčiamai numeris 1 pasaulyje. Aš labai gerai atsimenu ten nuo mano tų pirmų sąlyčio taškų su Kinija, nuo tų 2001 metų, kaip Kinijai buvo tos ekonominės prognozės, sakoma, Kinija kažkada ten gali tapti ten 2 pagal ekonomikos dydį valstybė pasaulyje. Ir vis ta data, jinai būdavo vis artinama. Jinai 2 taps 2050 metais. Po kokių 3 metų, 10 sumažėja jau 40 ir taip toliau, tai jinai jau gan senai tapo 2. Tai gal kaip tokiu gan nuogu bendro vidaus produkto skaičiumi matuojama ekonomika gali tapti 1. Ar jinai gali tapti 1 kaip tokia tam geopolitinė prasme, tam minkštąja galia, ar ne? Aš kol kas tai abejoju ir ypač su šiandieninė Kinijos tokia kryptim dar labiau man ta abejonė kyla, nes aš, kai žvalgausi po pasaulį, tai dabartinės Kinijos tokių aistringų draugų, nelabai matau. Kad yra valstybių, kurioms yra naudinga, ar kurioms iš bėdos reikia ir tenka bendrauti su Kinija to geopolitiniu, tokiu ekonominiu, politiniu režimu. Tai aš net nebejoju, Centrinė Azija visa, tas naujasis vadinamas šilko kelias, tas jau užkurtas jau čia turbūt prieš 10 metį, tas Belt and Road Initiative. Bet kodėl, Vyti, yra tas toksai požiūris, kad lyg ir tokia jinai ir turim turėti su jie ryšį, diplomatiją, prekybą, eksportą, importą ir tuo pačiu lyg ir tokia kažkokia tai lyg ir svetimo truputėlį. Čia vėlgi dėl to komunistinio šleifo kažkokio, nes vis akcentuojama ta tokia valdymo sistema, ir kuri... Afrikoje, Centrinėje Azijoje, aš nemanau, kad tas komunistinis šleifas ten bent kiek groja. Pietų Amerikoje jis tikrai negroja. Čia vakaruose, ypač mūsų kraštuose, kažkaip tai, kad valdančioji partija yra komunistų partija, labai daug sako. Bet čia irgi yra, aš sakyčiau, kad mūsų klaida ir neišmanimas, nes Kinų komunistų partija yra visiškai ne tas pats, kas Sovietų Sąjungos komunistų partija. Ir tikrai ne tas pats, kas šiandieninės Graikijos ar šiandieninės Italijos komunistų partija. Čia tikrai yra situacija sudėtingesnė, bet tai tom šalims kaip ir negrotų šitas, nekurtų negatyvaus įspūdžio. Aš nesu specialiai domėjęsis tuo tokiu minkštosios galios, čia tavo kolegų iš PMI reikėtų klausti Konstantiną Andrijauską pasikvieskis, galės papasakoti daugiau apie tai. Bet aš iš savo tada patirties, kai žiūriu, aš kai 2001 metais nuvažiavau mokytis į Kiniją, tada aš mokiausi kinų kalbos. Tai visus metus. Tai mano bendra kursiai buvo daugiausia korėjiečiai ir pietų ir šiaurės korėjiečiai, bet daugiausia pietų korėjiečiai ir tada įvairiausių Afrikos valstybių žmonės. Ir ypač iš tų savo afrikiečių draugų bendrakursių aš girdėjau tais 2001 metais labai daug entuziazmo apie tai, kad Kinija investuoja jų šalise, Kinija nenurodinėja, kaip reikia gyventi ir politiniu, bet ir tuo tokiu kasdieniu lygmeniu.
ir labai daug iš jų girdėjau tokio, kad Kinija nesielgia kaip kolonijinė valstybė, taip kaip elgėsi vakarai. Kai aš kitą kartą ilgą laikotarpį Kinijoje praleidau, gal jau buvo 2005-2006 metai, to entuziazmo iš mano, aišku, jau kiti buvo mano draugai afrikiečiai, bet jau iš afrikiečių jau mažiau to entuziazmo girdėjau. 12, 13, 15 metai jau iš vis to entuziazmo mažai ir matom, kad dabar dar jo mažiau. Jis ko gero to entuziazmo yra likę politinėme elite ar ekonominėme elite Afrikoje, bet va iš tų tiesiog žmonių jo nebėra likę. Ir ten man atrodo, kad priežastis yra ta, kad vis dėlto Kinija ir Kinijos įmonės ten pradėjo elgtis kaip kolonialistai. Ir čia tiesiog užtenka YouTube pasižiūrėti ten įvairių ten tų video, kur yra daugybė problemų, kaip ten tos gamyklos pastatytos, kinų gamyklos, kaip jos, ar kaip jos yra pastatomos ir kaip jos funkcionuoja, kiek yra kreipiamas dėmesys ten to regiono tada saugumui. Mažai to dėmesio yra saugumui, bet ir pačioje Kinijoje tos gamyklos dažnai nelabai kreipia dėmesio į aplinkosaugos. Dabar vis daugiau, bet mažai kreipia dėmesio aplinkosaugos dalykus. Tai yra tada jau tada nuvažiuojančių kinų elgesys, jis irgi po truputėlį ėmėsi darytis, tokio kolonijaisto. Aš esu geresnis negu tu čia šitas vietinis. Tai mums europiečiams tai yra pažįstamas elgesio modelis, tai turėtų būti pažįstamas, nes mes patys, aišku, Lietuva čia mažiau, mes turėjom laimės būti tiek silpni, kad jau labai senai, ką nors esam kolonizavę, tai labai senai kam nors esam pakenkę. Bet tos europinės šalis, kurios buvo pakankamai didelės ir stiprios, tai jos labai negražiai elgėsi iki labai šviežaus laiko. Kanadoje skandalai apie krikščionių vaikų namuose, ten išnaudojimus su kol kas nepaaiškintom mirtim. Australijoje aborigenų vaikai atiminėjami buvo slepiant, sakant mamai ką tik pagimdžiusiai, kad gimdymo metu vaikas mirė iki 80 metų pabaigos ir taip toliau ir taip toliau. Tai man 2001 metais atrodė, kad gal kinai ko gero ne tik mokosi kaip egzistuoti, kinai čia jau turiu omeny tą politinę ekonominė elitą, mokosi ne tik kaip egzistuoti šiandieniam pasaulyje dominuojamam tokia kapitalistinės logikos vakarų suformuotų tarptautinių institucijų, bet ir jie mokosi nedaryti tų klaidų, kolonijinio paveldo klaidų, kurias darė vakarai. Mums pasirodo, išmoko šitą. Ir man atrodo, kad tas atstumas nuo Kinijos vis dėlto dėl šito yra, nes Kinai vis dėlto irgi reikia pripažinti, kad kultūriškai jie yra. Kaip mes Europoje esam eurocentriški, mums atrodo, kad mūsų mąstymas, mūsų kūryba, mūsų technologijos yra pagrindinis matas bet kam pasverti. Mes esam normalūs, visi kiti arba priartėja prie to normalumo, bet normalumo matas esame mes. Nepastebėjai, kad niekad mes nesam keisti. Aš tai kai nuvažiavau į Kiniją, tada tas jaunas žmogus, kad man Pekinė visi mane, aš Pekinė tada mokiausi, visi žiūri mane. Arba labai daug žmonių į mane spokso tiesiog atsisukdami. Aš galvoju, gal aš išsitepęs, gal aš susipurvinęs, gal susiplėšęs. Ir aš paskui supratau, kad aš tuo savo normalumu esu labai neįprastas. Nes mano akis į melsvumą šiek tiek, mano oda balta, tos akis didesnės, mano rankos labai plaukuotos, o jie ant kūno neturi plaukų. Aš savo normalumu esu labai keistas. Ir man buvo labai reikšmingas toks posūkis mano galvoj, kad gali būti ir kitų normalumo kriterijų. Aš šiaip norėjau klausti, kas tave labiausiai nustebino Kinijoje, ne iš to pirmo įspūdžio, bet jau šiek tiek pagyvenus, koks tas labiausias. Čia buvo tas toksai pokytis? Šitas išcentravimas, jis man labai didelį įtaką padarė, kad atskaitos taškų gali būti daug ir dabar aš esu įsitikinęs, kad jų yra labai daug. Tai man, aišku, dažnai aš išgirstu tada tokį priekaištą, kad aš relativizuoju. Ir tada suprast, ten galima kalbėti, kad
kažkur tai tada galima sugalvoti, kad žudyti yra gerai. Nu, aš nemanau, kad sakymas, kad yra skirtingų, nežinau, gyvenimo būdų, kad reikalauja pripažinti, kad tokia radikali nesąmonė kaip sąmoningas kenkimas kitam žmogui, žudimas, žeminimas, irgi kažkodėl turi būti priimtas. Tai daug dalykų, arba daug būdų yra, kaip galima prasmingai gyventi pasaulyje, bet ne bet kuris būdas yra prasmingas. Tai man tai buvo šita mano pažiūro formuojanti patirtis, kad nereikia man Kinijoje būnant bandyti išsiskirti. Aš kai mokiausi mokyklų Šiauliuose, aš turėjau tokį, iš kažkur man atėjusi tokį norą. Taip. Kitaip, aš plaukus pradėjau dažytis, auskarą įsivėriau. Tai aš turėjau tos patirties, kad į mane spokso ir žiūri, bet aš žinojau kodėl, nes nedaug buvo Šiauliuose 90-ų vidury Sąmoningai dėmesio moksleivių dažytais plaukais. O ten aš esu visiškai, mano supratimu, normalus ir tuo esu labai keistas. Mūsų tinklaladėje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliečiate prie šio nekalto vandens. Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsė mūsų pokalbį. Bet gerai, bet kas apskritai iš Kinijos pasaulio, kultūros, aplinkos, tau sakai, kad oho, geras, čia, aš turiu omeny, kad ne tai, kad toksai vaikiškas, wow, kokie pastatai ar kažkas tokio, bet iš principo toks, kur tu susimastėjai arba sakai, kad jo, čia jie kietai, arba jie čia visiškai kitaip, arba žmonės, kol šito dalyko nepamatys arba nepajus, jie nesupras kažką tai apie Kiniją. Tai čia tai aš jau ir turiu, bet turbūt ir galiu, nes asmeniškai klausiu, galiu atsakinėti kaip filosofas, man vis tiek, man užkabino labiausiai vis dėlto filosofinis Kinijos klodas ir aš daugiausiai, šiaip aš kaip filosofas, aš dirbu su etikos klausimais, sąveikos filosofas esu, man yra įdomu ir kaip funkcionuoja žmogus, bet kaip mes funkcionuojam kartu bendruomenėje, kaip ta sąveika veikia ir įvyksta ir kodėl jinai neįvyksta. Ir tas klasikinis, ir kai aš taip kaip filosofas dirbu, klasikinė Kinija, tai dar iki budizmo atėjimo į Kiniją. Iš principo daugiausia aš tada remiuosi labai senais tekstais dar iki Kinijos imperijos suformavimo. Konfucijus, Lao Tzu, Zhuangzi, ir imperijos suformavimo galbūt pradžia kažkiek, Huainanzi, Liedzi, šitie tekstai. Ir aš juos imu ir aš juos skaitau ir juos nagrinėju, nes man jie pateikinėja tokių mąstymo modelių, tokių terminų, kurie padeda suprobleminti mano paties ir mūsų kaip šiandieninio pasaulio žmonių mąstymą apie tuos man rūpimus klausimus, kaip veikia ta sąveika ir ką reikia daryti, kad veiktų geriau, darniau, kai jinai neveikia. Ir ten man, kas mane užkabino, tai ką aš pirmiausia, tai konfuciniuose tekstuose ir pačiam Konfucijui priskiriamam tekste, bet ir kitose konfucinizmo tekstuose, ką aš ten pradėjau matyti, tai yra toks reikšmingai kitoks galvojimas ir kalbėjimas apie žmogų, kur kaip vienas amerikiečių, toks šiuolaikinis amerikiečių filosofas sako, panašu, kad Konfucijui, kol nėra dviejų žmonių, tol nėra ne vieno žmogaus. Man atrodo, kad mums, šiuolaikiniams žmonėms, ir įprastesnis modelis, ypač po modernizmo įsigalėjimo, maždaug po 16-17 amžiaus, yra galvojimas apie žmonės kaip apie biliardo kamuolius. Mes visada žinojom ir čia yra, kaip pasakyti, gana paprastas faktas, kad mums reikia bendruomenėje gyventi. Aristotelis jau sakė, žmogus yra zoon politikon, politinis gyvūnas. Bet Aristotelis kartu irgi sakė, kad, pirmiau egzistuoja, taip jeigu logiškai galvoji, pirmiau egzistuoja esmės, o tik tada paskiau tarp tų esinių gali būti kažkoks santykis. Reiškia, pirmiau vis tiek egzistuoja kažkokie dariniai, kurie yra savo pakankami šia prasme autonomiški. Ir ypač po modernizmo, po racionalizmo įsigalėjimo, tokios individualistinio, tokio ypatingai individualistinio posūkio, mes
kaip apie natūralų galvojimą apie žmogų, pradedam galvoti, kad nors man praktiškai, pragmatiškai Alano gal ir gali reikėti, bet susidūrimas mano Vyčio su Alanu, jis manęs niekaip nekeičia. Mano esmė lieka vis tiek. Mano esmė. Tas konfucinis modelis, galvojimas per tai, kad kol nėra dviejų žmonių, iš vis nėra žmogaus, sako, kad būtent santykis yra pirmesnis. Ir tas aristotelinis galvojimas irgi labai kaip apie natūralų dalyką sakė. Tik aišku, kad turi būti kažkokie dvi esmės, du esiniai, du atskiri dalykai ir tik tada santykis yra. Kiniškam klasikiniam mąstyme natūralu yra galvoti, kad pirmiau yra santykis. Dėl ko irgi minėjau, kad nėra, ko gero, kad nėra pasaulio sukūrimo mitų Kinijoje iki budizmo atėjimo į Kiniją. Reiškia, beveik 1000 metų kinai galvoja apie žmogų, apie pasaulį, apie šalies funkcionavimą ir nepagalvoja, kaip buvo sukurtas pasaulis. Nes pasaulio jie įsivaizdavo kaip nuolat visada egzistavusi, nėra pradžios. Ir tai, kas egzistavo, kinai vadina hundun. Mes verčiam kaip chaosas, bet mes chaosui esam suteikę tokį negatyvų aspektą. Nes chaosas yra, suprask, tvarkos išvirkštinė dalis. Antonimas. Jo, o ten tas hundun tai yra tokia sriuba, kitos buvo maltos sriubos, kur negali atskirti, kas ten, ar morka, ar svogūnas kažkada buvo. Jo, tas tokia pirminė sriuba, tokia trinta, kurioje kažko ten daug vyksta, bet ten dar neišsikristalizavę yra, kas yra tai, kas ten santykiauja. Tai ten sąveika buvo pirmesnė ir tada tas kiniškas klasikinis mąstymas sako, kad būtent per tą nuolatinį tokį susidurinėjimą pradeda ryškėti forma, kažkokie atskiri aspektai. Ir taip yra ir su žmonėmis, kad mes pradedam kaip beveik identiški. Ir apie kūdikius, kai pagalvoji, gal ne veltui ten tiems kūdikiams dar tada, kai pagimdžius jie būdavo ten visi į vieną patalpą sudedami, negražinami iškart mamoms, ten dėdavo tuos numerėlius su vardu, kad nesumaišytų. Ko gero dėl to, kad buvo beveik kaip vienas, kaip vandens lašai panašus. Ir tik per nuolatinį bendravimą, buvimą su kitais žmonėm, mes imam formuotis kaip visiškai unikalų žmonės. Ir ta kiniška formulė apie tai, kad reikia dviejų žmonių, kad iš vis pradėtų formuotis paskiras žmogus, man davė tokį impulsą galvoti šiek tiek kitaip negu mūsų laikais įsigalėję modeliai. Galvojimo apie žmogų kaip autonomišką, racionalų, laisvą. Bet visą tai tu pasakoji iš tokios filosofinės pusės, tarytum iš istorinės, bet ar visą tai jaučiasi ir šio laikinėme kiniečių socialinėme gyvenime, jeigu vėl kalbant apie tą socialumą, koks tas yra sociumas Kinijos, ar jie tikrai yra tokie viens kitą palaikantis ir suvokintis tokius dalykus, kuriuos tu ką tik čia papasakojai, kur man pusė buvo nesuprantama praktiškai viskas. Aš jau taip įsijaučiau, jau galvojau, aš dabar bandžiau, paėjo pokalbis. Ne, tai viskas paėjo. Išaiškinimas visas buvo toksai gilus labai ir iš toli. Koks tas yra socialinis gyvenimas Kinijoje? Kaip jie, ar jie viens kitą gerbė, ar jie kaip Japonijoje ten viens kitam, galvas lanksto, ar jie vis dėlto pykstasi, turi daug to tokio, kaip mes pratę sakyti, heito ten ir kaip jie. Tai šia prasme šiandieninė Kinija nėra niekuo kitokia negu bet kuri kita šiandieninė valstybė. Ten žmogus toks pats, ne? Taip. Ir viena vertus, todėl, kad mums nereikėtų kažkaip nureikšminti paties globalizacijos kaip reiškinio. Mes per mūsų ekonominius modelius, o tada ir socialinius modelius, mes esam labai suvienodėję. Ir tie iššūkiai labai daug kur tada globaliam pasaulyje, jie pasidaro identiški arba beveik identiški, o tada ir žmonių atsakas darosi bent jau panašus. Ir šia prasme Kinijoje aš akivaizdžiai matau, kad ten vietomis individualizmo tokio kito intereso nekrypimo yra nekiek nemažiau negu vakaruose, o gal ir daugiau. Bet tada man yra tekę ir Amerikoje mokytis. O mes apie Ameriką galvojam kaip apie labai individualistinės tokią kultūros šalį. Ir kiek aš ten mokydamasis mačiau bendruomeniškumo, man kartais atrodė, kad jo yra kur kas daugiau negu Lietuvoje arba daugelį Europos šalių, kur aš esu buvęs.
tokia kaiminystė, nuolatiniai susibūrimai, kartu pasitarti, kaip čia tos gatvės reikalus reikia spręsti, susinešimai, tie potlakai vadinami, sunešimai maisto, kiekvienas atsineša kažkokį patikalą ir kartu bendrauja, valgo, žino. Tai to bendruomeniškumo ir individualistinėje Amerikoje galima rasti ir kartais daugiau negu kažkur daugiau tokiuose bendruomeniniuose kraštuose. Tarkim, Ir to radikalaus, taip, ir to radikalaus individualizmo Kinijoje tikrai galima rasti kartais daugiau negu tuose pačiuose vakaruose. Tai dėl to, kad kinai yra ne tik krikščionys, konfucianistai, daoistai, bet jie yra ir kapitalistai. Ir kinai taip pat yra ir draugai, bet ir yra priešai, taip kaip ir mes. Jie yra vieni, kurie susiformuoja savo šeimoje ar giminiai saugesnėje aplinkoje ir dėl to turbūt yra labiau linkę pasitikėti kitais arba yra linkę žiūrėti, kaip padėti kitiems, o kiti yra traumuojančiose patirtise užaugę ir jų pirštai labiau į save resti. Tai šia prasme nėra jokio tokio skirtumo, ten yra visko, taip kaip pas mus yra visko. Man tokia paralelė stipri buvo dėl to gyventojų skaičiaus, Tai 1,5 milijardo, okei. Tada iš karto atitinkamai didelės šeimos, gausios, šeimos, šeimininė vertybė, šeimininė vertybė, tada vėl kažkoksai, kaip iš karto einam į stambesnius suskirstimus tokius socialinius, ten kažkokia tai šeimos, reiškia, ratas, labai didelis skaičius, ir toksai, suprantate, ką noriu pasakyti, kad tokie būriai, jie labai draugiški ir atitinkamai tai suformuoja tokią galbūt ir tą, bet kur aš matau, atsiprašau, nutraukiau. Jo, norėjau tiesiog klausti, kodėl kinų tiek daug iš tikrųjų, ar čia taip jų visada čia irgi buvo? Yra ir tokių istorinių priežasčių, nes kai 20 amžiaus pirmoji pusėje, kai kinai bandė atsikratyti vakarų jėgų kolonijinių, kurios Kinija niekada nebuvo kolonizuota visa, bet buvo prigrobstyta įvairių šalies dalių. Tai ten kažkur vokiečiai turėjo savo dalį, kažkur prancūzai, kažkur amerikiečiai, kažkur italai, kažkur rusai ir taip toliau ir taip toliau. Ir kinai bandė visų tų kolonialistų atsikratyti, bet kartu ir vyko tas pilietinis karas tarp kinų nacionalistų partijos, Guomindano, ir kinų komunistų partijos, Kungčandano. Tai to karo pasiekmėj kažkaip vienas iš uždavinių, kuris buvo kilęs tada jau pergalės kelyje stovėjusiems komunistams, buvo pakelti ekonomiką, nes Kinija skurdi šalis tada buvo. Ir Mao įsivaizdavimas buvo, kad daugiau darbo rankų greičiau pakeltų Kinijos ekonomiką. Tai buvo vienu metu skatinama gimdyti kuo daugiau. Paskui pasimatė, kad daugiau darbo rankų reiškia ir daugiau alkanų burnų. Tai čia kita pusė pasisuka šitą problemą. Bet aišku, kai tas didėjimas žmonių, kai jis pirmoji banga, kai atsirado, tai tada eksponentiškai tas augimas toks jau tada atsiranda ir tų žmonių tada jau nuolatos didėjo iki pat čia visai nesenai, kada indai pralenkė kinus žmonių skaičiumi. Tai iš dalies tai yra tam toks, kaip čia pasakyti, sumeistrautas daiktas tas jo. O vieno vaiko politika tai. Jo, ir tada, kai jau buvo pamatyta, kad tas eksponentinis toks žmonių skaičiaus didėjimas, jis nepadeda ekonominiam augimui ir gerbuvio kelimui, o kenkia, nes reikia tiesiog, ekonomika dar nepastatyta, o daugėja žmonių, kurias reikia išlaikyti. Tai tada buvo įvesta tokia politinė, kaip čia, buvo įvesta tokia tvarka, kuri kiniškai vadinasi gimstamumo reguliavimo, gimstamumo planavimo politika, kurios vienas iš aspektų buvo, kad etniniams kinams, taip vadinamus Han tautybės kinams, etniniams kinams, gyvenantiems miestuose yra ribojamas vaikų skaičius iki 1 vaiko. Etniniams mažumoms tas negaliojo draudimas, jie visada galėjo turėti daugiau vaikų,
kaimuose, kaimiškose vietovės irgi buvo daromos išimtis. Ir palaipsniui tada jau 21 amžiui prasidėjo irgi, jau kai pradėjo matytis, kad pradeda senėti visuomenė ir pradeda mažėti gimstančių vaikų ir kad iš to vėl nauja problema prasideda, buvo pradėta irgi tokio daryti visokių išlygų, tada ten net ir etiniai kinai, chaniai, miestiečiai, jeigu susitokia ir vyras ir žmona, kurie yra iš vieno vaiko šeimų, jie neturi nei vienas brolių seserų, tada jiems jau buvo leidžiama 2 vaikus turėti. Bet dabar tai jau yra panaikintas visiškas ribojimas ir man jau išvažiuojant, aš paskutinį kartą ilgą laiką praleidau Kinijoje, ten išvažiavau iš Kinijos 2022 metais, tada jau buvo prasidėjęs toks siūlymų lygmenyje, o dabar aš matau, skaitau, kad vis daugiau jis bandoma jį įkalti, galbūt kažkada bus kaip nauja taisyklė, kad šiaip jau dabar jau patriotai, jeigu prieš 10-15 metų patriotai gimdė vaiką vieną tik tai ir apsiribojo tuo, dabar patriotai turėtų 3 vaikus gimdyti. Nemažai išvažiuodavo, kiek žinau, iš Kinijos tam, kad galėtų turėti vaikų per tą ribojimą. Ar čia tiesa, ar čia mitas yra? Matai, bet jeigu gali sau leisti išvažiuoti ir gyventi kažkur kitur, tai ko gero ten galėdavai leisti savo ir pačioje Kinijoje turėti daugiau vaikų, tai buvo irgi didelė dalim pinigų klausimas, kai kur gal papirkinėjimo, kai kur gal išsipirkimo leidimo, kad tu gali ten daugiau vaikų turėti. Bet kinai važiuodavo kitur gimdyti dažnai dėl sąlygų, kad medicinės sąlygos geresnės. O į Ameriką, kad vaikai pilietybę gautų. 2 dalykai iš karto fiksuoju. Pirmas, tiesa, kad už papirkinėjimą, už korupciją mirties bausmė Kinijoje? Už korupciją tam tikro masto, aš nežinau detalių, bet tikrai ir galima gauti, ir gauna mirties bausmę. Sušaudymas, tarp kitų. Ir jos yra įvykdomos. Ten detalių kaip ir nėra daug atskleidžiama. Nei kiek girdėjau, tai dažnu atveju neretai tiesiog įkalinimas būna pakeičiamas. Dažnai tada pakeičia, gauna mirties bausmę, pakeičiama įkalinimu iki gyvos galvos. O kalbant apie tą išvykimą į tą pačią Ameriką arba į vakarų universitetus visokius, tai irgi kažkur esu, ar tai girdėjęs, ar tai dabar nepamenu kur, kad reiškia, buvo tokia programa pačios komunistų partijos, kad sąmoningai išleisdavo jaunuolius studijuoti tam, kad parsivežtų know-how iš vakarų, teisingai? Ir ne tai, kad parsivežtų, jie tiesiog išleisdavo jos ir jie ten studijuodavo, o po to juos kviesdavo atgal, siūlydami labai nemažus resursus, matydavo, kad jie ten, kaip, gauna žinių, gauna kažkur, tas sako, grįžk, va inžinieriai, va mokslininkai, va dar kažkokie tai ten ir mes jums suteiksim laboratorijas, duosim apsiginkit savo projektus ir štai darykit. Ir tada jie galvodavo, wow, tai mūsų ten laukia idealios sąlygos, mūsų žinias panaudoti ir tai yra vienas iš tų ekonomikos to stebuklo galbūt irgi faktorių Kinijoje. Taip, tai vieną tu jau prieš tai minėjai ir mes ten kažkur nukeliavom, šnekėdamės į kitas lankas, bet apie tą, kaip jie pradėjo tą kapitalistinį modelį savo pritaikyti. Čia tas pats Hongkongas, ne Hongkongas, atsiprašau, tai laisva ekonominė zona. Šendženas turbūt. Šendženas, taip, šalia Hongkongo. Bet tai buvo viena kryptis, kaip kelti ekonominį gerbuvį ir kaip kelti tą tokį bendruomeninį socialinį gerbuvį. Tai buvo užsieniečių kvietimasis ir buvo laikotarpis, kai tikrai labai daug buvo ir politikų, ir ekonomistų, mokslininkų, kultūrininkų, sportininkų ir kitų kviečiamas į Kiniją. Tai ypač ekonominiai plotmėjai, tai tikrai, kaip ir pats Alanai sakai, kad ten visada buvo tas tokias išlygos daromos, kad bendrovės, kurios yra privačios teigiamos, su užsienio kapitalu, jos turi turėti partnerius Kinijoje ir didelė dalis, aišku, šito reikalavimo buvo ta, kad patektų kinai į iš pradžių vidutinio, paskui aukščiausio lygio vadovus, bet ir kad technologijos būtų, kad buvo sąlygos irgi, kad technologijos turi ateiti į Kiniją. Ir jų buvo po truputėlį mokomasi. Tai vėlgi 2000-ųjų pradžioje aš neatsimenu, kad kas nors apie Kiniją kalbėtų kaip apie pigių, kaip apie fabrikų šalį, apie ją kalbėjo. Tai ten džinsai buvo siuvami, maikelės ir taip toliau. Yra tie žodžiai kopija, made in China, va tie visi klasikiniai. Ir ten milžiniški turgus būdavo, kur ten irgi žmonės iš viso pasaulio važiuodavo ir urmų pirkdavo. Bet palaipsniui tas gerovė kilo ir
ta pigi darbo jėga pat truputėlį darosi nebe tiek pigi, tai dabar jeigu žiūri, kur maikelės yra pasiūnamos, tai ten dažniau matysi Vietnamo, Bangladešo etiketės, ne Kinijos. Tai čia ta buvo viena, bet va ta, kuri antroji, kaip tu sakai, tada jau kinų pačių siuntimas ir pirmiausia, aišku, irgi buvo ir valdininkijos siunčiama mokytis į užsienį, į Europą, į Ameriką, bet ir studentai masiškai leidžiami ir aišku pačių greičiau praturtėjusių, ar ten aukštesnį rangą užimančių ir dėl to storesnę piniginę turinčių valdininkų, vaikai tada jau asmeniniais pinigais, bet masiškai tikrai buvo irgi siunčiami į universitetus, būtent tam, kaip ir sakai, kad perimtų ir veikimo modelius, bet kita vertus dar ir tam, kad susipažintų su vakarų būsimo elitu. Nes jeigu tu gyveni vienam kambarį ar ten vienam bendrabutyje, nežinau, Harvard ar London School of Economics, labai tikėtina, kad būsi per tuos savo studentiškus metus susipažinęs, o gal ir labai artimus ryšius, tokius emociškai artimus ryšius su jais, su tai žmonėm, kurie gal Prancūzijai kokį banką valdys, gal Britanijoje ministerijoje dirbs, ar gal ir ministrai ir premjerai bus. Tai dėl šito to asmeninių kontaktų. Bet pradžioj tai labiau, man toks įspūdis yra pradžioj, kad nebuvo labai domimasi susigrąžinimu tų studentų. Buvo tiesiog duodamos stipendijos arba jie raginami imti, nes vakarai irgi tas stipendijas dalino, buvo raginami važiuoti ir gal tuo pirmoju laikotarpiu, ten 90-ieji, 2000-ųjų pradžia, buvo labiau akcentuojamasi į užsieniečių atsivežimą. Tai tikrai užsienietis, ypač jeigu esi baltaodis, tai Kinijoje ten 2000-ųjų pradžioj, toks atrodo visos durys tau buvo atidarytos. Ir aš pats anglų kalbą tik pramokęs universitete, nes kitas kalbas mokiausi kaip užsienio kalbos mokykloje. Aš turėjau darbą, dėsčiau mokykloje anglų kalbą, vien dėl to realiai, kad mano balta oda, tai reiškia mokėsiu angliškai arba tėvai sutinka papildomai mokėti, kad aš jų vaikus mokyčiau angliškai. Bet labiau po 15 ir ypač su dabartinio prezidento Xi Jinpingo atėjimu panašu, kad prioritetai keičiasi ir dabar jiems norisi valdžiai, daugiausiai politiniam, bet ir ekonominiam elitui, labiausiai norisi jau nebe tiek užsieniečių kaip žmonių, kurie ekspertai atvažiuoja ir tą know-how duoda. Bet jiems jau dabar norisi labiau susigrąžinti, kaip pats pasakoju, tuos kinus, kurie ir išvažiavo ir mokėsi, ir gal ilgus metus ten ir dirbo, ir gal jau ir Amerikoje ir Europoje didelėse korporacijose, bankuose pasiekė tą top management lygį. Ir dabar juos susigrąžinti. Ir mokslininkus lygiai taip pat milžiniški pinigai visada Kinijoje buvo metami į ugdymą, švietimą, išradimus. Šiaip tarp kitko, kalbant apie tos visus mokslininkus, tai vėlgi kažkur esu girdėjęs ir skaitęs, jog kinai yra labai geri mokiniai, be galo geri mokiniai, jie labai įima informaciją, jie gali tą informaciją gavę, tada ją dar labiau, kaip sakoma, iškelti ir ištobulinti ir taip toliau, bet nėra genijų, atseit, nėra tokių laureatų pasaulinių, kurie ten kažkokie tai būtų ten išradę kažką tai tokio. Kad kaip nebūtų keista, nuvažiuoja, atseit laimi visas olimpiadas pasaulyje, žinai, kinietiškos išvaizdos žmonės, bet nėra jokių tokių genijų, kurie būtų kažkokių tai padarę išskirtinių, ne? Čia toks irgi mitas. Reikia, man atrodo, visada žiūrėti, kas rašo taisyklės ir kas dalina tas premijas. Tai premijų dalinimas, nes mokslas irgi nėra vienprasmis dalykas. Mes visi Lietuvoje, o jau tikrai visi Vilniaus universitete buvom įsitikinę, kad mūsų profesorius Šikšnys, kuris formavo tą pačią kaip mokslinį idėją, tą DNR karpimą vadinamai, kad jis yra vertas ir turi gauti Nobelio premiją. Ir aš net nebejoju, kad yra žmonių, kurie tikrai yra įsitikinę, kad jeigu jis būtų ne Lietuvos, o Prancūzijos mokslininkas, su visiškai identiškais moksliniais darbais pasiekim, kad jis ko gero ją būtų gavęs. Tai vis tiek čia irgi yra to politinio tokio demens, kas duoda tą premiją. Mes apie tai kalbėjom su viena pašnekovė čia pat prie šito stalo, apie tai, kad tai gimė saulėtekė kažkur. Jo. Tai tie žmonės, kurie už panašų projektą gavo Nobelį,
Tai jie, aš nežinau detalių, bet aš taip suprantu, kad jie irgi ar labai panašų, gal beveik identišką daiktą išrado nepriklausomai vienas nuo kito. Ir tas mokslas irgi nuolatos vyksta. Mokslas nėra vienas siūlas, kuris toks labai aiškus, tas perėmė iš to, čia vystosi taip. Visada yra, žmonės visur yra labai išradingi ir pamato, atranda, suvokia labai panašių dalykų. Tai kinų mokslininkų, aš net nebejoju, kad yra labai aukšto rango. Ar jie negauna tų premijų dėl to, kad ten labiau kolektyviškai tie pasiekimai yra kažkokie tai pasiekiami? Na, gal nebūtinai premijos, Vyti, čia labiau kalbu apie tos tokius Izaokus, Newtonus ir Albertus Einšteinus, žinai, kurie istorijoje vis nuskambėdavo, arba mes tiesiog galbūt jų nelabai girdėjome. Mes labai mažai, žinoma, man atrodo irgi, mes gal čia taip reikėtų galvoti, jeigu mes, pavyzdžiui, galėtumėm pavardinti kokius 3 rašytojus kinus, tai gal tada mes galėtumėm tikėtis, kad mes irgi tada galėtumėm būti mokslininkų girdėję, nes jeigu mes rašytojų nežinom, tai tada tikrai keista būtų, kad mokslininkų pavardės būtumėm girdėję. Bet, žinai, aš galvoju, kad sakau, čia tiesiog mums trūksta informacijos. Kita vertus, kinai irgi vėlgi reikia pripažinti, kad jie išėję iš maoistinio laikotarpio, jie technologiškai, ekonomiškai, jie buvo tikrai atsilikę. Ir mes, man atrodo, bent jau verslų lygmenyje esam girdėję Jacką Ma. Jackas Ma, taip. Taip. Įdomi ten jo istorija, jisai norėjo, kai savo akcijas AliExpresso, ten to Alibabos visą įdėti į biržą Šanchajaus, jam uždraudė komunistų partiją. Ir jis po to dingo iš eterio. Dingo iš eterio. Jo, ir ten jisai taip tiesiai pasakė, taip pakritikavo jo valdžią. Bet visai nesenai vėl grįžo į eterį, negirdėjai? Ne. Panašu, kad irgi, ir aš tai siečiau ir su šiandieninės Amerikos ir jos prezidento Trumpo veiksmais, kad panašu, kad kinų politikams gali norėtis vėl šiek tiek atpalaiduoti technologinių įmonių, didžiųjų verslų, korporacijų, kiniškų tas varžtus ir leisti jiems vėl daugiau energingiau veikti. Tai buvo čia toks susitikimas visai šviežias. Man atrodo, tik ne, ir pats Zinpinas, man atrodo, ten kalbėjo, tai buvo Jackas Ma pasirodęs ir dar kažkuriam iš socialinių tinklų žinutę parašė, tai čia gali būti, gali naujai tęstis jo istorija. Bet dėl ko aš apie jį pradėjau sakyti, kad ten Jackas Ma pas mus pasimatė tada, kai atrodo, kad sugebėjo sukurti kažką, ką vakaruose ir Europoje, Amerikoje mes iš principo kaip ir žinojom, kad tai veikia, gal ypač Amerikoje, ta tokia internetinė prekyba ir būdas, kaip labai greitai patenkinti visus vartotojo poreikius ir pristatyti tą prekę. Ir tai buvo toks tų interneto verslo Kinijoje bumas, kai jie tikrai pradėjo siūlyti labai, jeigu tai nebuvo radikaliai nauji išradimai, bet naujoviški sprendimai, kurie įsitvirtino. Tai ir, nežinau, ten koks WeChat, Weixintas jų. WeChat, kiek žinau, ten yra visi. Ten yra viskas viename. Viskas viename, taip, ir visi turi tą WeChatą, absoliučiai. Arba WeChatą, arba ten jau labiau ten to Alibabos ten produktą. Jau nebeatsimenu dabar, kaip vadinasi, užkrito, ne, taip ir svarbu. Bet AliExpress'as. Alipay. Alipay. Jo, tas vakarietiškas variantas. Mokėjimo sistema. Tai dėl ko aš pradėjau apie Jack Ma šnekėti, kad gali būti, kad tuo metu to mūsų kažkuria prasme ir mokslinio, bet daugiau tokio ekonominio vystymosi laikotarpio pries, kur kinai jau pasivijo ir jau turėjo tokių žmonių, kurie nenori atsistoja priekyje, pasimato. Gali būti, kad mes pradėsim matyti ir kažkokius kitus mokslininkus, nes, kaip ir kalbėjom, elektromobiliai panašu, kad pradeda lenkti Teslos. Labai gali būti, kad kinai pirmieji išsilaipins Marse, tai gal bus proga išgirsti ir kažkokius tai tos mokslininkus, tos mokslininkų pavardės. Tai čia, man atrodo, yra toks labai didelis klausimas, kodėl jų nėra, gal jų veikimo būdas yra taip labiau bendruomeninis ir mažiau yra
noro atsistoti į priekį. Šiaip kinų, bet irgi toj klasikiniam tam mąstymui, yra toks nusistovėjęs, toks, kuo tu daugiau išeini į priekį, tuo daugiau pavojų tau kyla. Tuo daugiau yra galimybių, kad tie besikeičiantis vėjai kažkokie kliudys būtent tave. Tai pragmatizmo aš matau pas kinus ir tame, kad iš to keleivio sėdynės kartais yra kur kas, keleivio sėdynė dažnai yra saugesnė. Tai ir verslininkai ir ten ir politikai kokie susiduria, gal politikai mažiau, nes ten kaip ir, žinai, pagal pareigas, bet verslai, kai susiduria vakariečiai ir kinai, šiaip dažnai reikia stebėti aplinką tam vakariečiui plačiau ir labai gali būti, kad žmogus, kuris šneka mažiau ir sėdinė centre, gali būti tas, kurio labiau sprendimai yra paisomi. Tarp kitko, apie vakariečių ir kiniečių susitikimą, ką dėrėtų žinoti, jeigu aš dabar nusprendžiau važiuoti į Kiniją? Ką aš galiu daryti, ko negaliu daryti, tokias pagrindinės taisyklės? Ką? Aš tai sakyčiau, kad reikia laikytis tos taisyklės, kurią aš išmokau, tas 20-metis studentas ten nuvažiavęs, kad normalumo standartų gali būti daugiau, negu mums atrodo. Tai jeigu jau mes nuvažiavom į svečius į Kiniją, visai padėtų ne šokti priekį, o daugiau stebėti ir žiūrėti, ką daro tavo partnerių ar būsimų partnerių ar norimų partnerių pusė. Nu ir tada, kiek gali, neįsišoki ir bandai kartoti. Bet gerai, va tokia, kasdieniam gyvenime ten sveikintis kairę ranką, o ne dešinę, ten mirktelti akį negalima. Ten tokių... Aš žinau, kad apsinuoginti negalima, ten yra labai tabu, visokios iškirptės, ten nuogi kūnai ir taip toliau. Nu tai čia gal toks irgi, aš nežinau, turbūt pas prancūzus verslo partnerius, jeigu važiuosi, turbūt irgi labai su šortais nenueisi ir su iškirpte gėle nenueisi. Tai čia toks, man atrodo, ir Kinijoje tie savaime suprantami. Čia gatvėje. Nu, jo, okei, bet su šiaip tokiam ar versluose, ar tam tokiam kasdieniam socialiniam gyvenime, šiaip kinai nėra tokie taisyklių žmonės. Kelis kartus, Alanai, paminėjai, kad jie taisyklių žmonės. Man taip atrodo, kad ten rytai ant to išvestovi visą kultūrą. Japonai yra kur kas daugiau tokie, ten forma yra kur kas svarbesnė, kinai yra žymiai laisvesni. Bet ten yra, aišku, tam tikros tokios taisyklės, bet jos yra labiau ne savo formos griežtumu, kiek daugiau išpildymų tokių yra griežtesnės. Tai ar tu paduosi kairę ir dešinę ranką, ar tu valgymo lazdeles laikysi vienaip ar kitaip, nėra labai didelio skirtumo. Ar tu valgysi iš dubenėlio ir iš lėkštelės, irgi nėra labai didelio skirtumo. Angliškai kalba? Žiūrint... Pekinas. Jeigu žiūrim taip miestuose, tai jeigu eisi į universiteto kampusus, tai dažnas kalbės. Bet šiaip miestuose ne. Jeigu bus jaunesnis žmogus, ko gero, kad kalbės. Vyte, ar tiesa, kad Kinijoje yra 30% neraštingų žmonių? Žinok, tikrai nežinau šito skaičiaus, aš abejočiau. Manai, kad daugiau raštingų žmonių? Jo. Galbūt informacija pasenusi, aš tiesiog čia nešiausi. Jo, bijočiau pasakyti. Šiaip, čia irgi reikėtų žiūrėti, ką raštingumu laikysim, bet ne, jis yra, kiek aš žinau, ne, aš net spėčiau, kad Amerikoje yra daugiau neraštingų žmonių negu Kinijoje. Koks didžiausias iššūkis Kinijos yra šiai dienai, kalbant ne apie kažkokius tai geopolitinius faktorius ir politinius, bet labiau toksai, nežinau. Aš manau, kad ta vidinė Kinijos įvairovė, šiaip ir pasaulio iššūkių įvairovė. Nes man tai Kinija yra, klaikiai didelis kūnas. 1,4 milijardo žmonių, tai yra sunkiai protų suvokiamas mastas. Įsivaizduoju, kad tai yra... Kažkaip taip iš karto nujaučiu, kad tai ir yra vis dar iššūkis, tai yra tikrai labai sudėtingas valdymo. Bet ir įvairovė vidinė, tai yra irgi labai didelė. Reiškia, tų suinteresuotų grupių Kinijoje kiekvienu momentu yra labai daug. Ir kažkas, ką jie sugeba užkamšyti skeles vienoj vietoj,
pradeda atvertis kelias kitoj vietoj. Tai tas vidinis, ir ypač dabartinį, kaip aš matau dabartinį prezidentą, jo tas pasirinktas toks labai, griežtas ir viena vertus vienasmenis valdymo modelis, kita vertus irgi toks nacionalizmą linkstantis valdymo modelis, didelė dalim ir toks norintis izoliuotis, jis gamina ir politiniam sluoksnėje, ir ekonominiam sluoksnėje, bet taip pat ir intelektualiniam, ir kasdieniam sluoksnėje žmonių, kuriems netinka šitai. Tai nuomonių įvairovė Kinijoje yra milžiniška. Čia tik mums atrodo, kad tai yra, ten vienas vadas pasakė ir, ne. Tai jos kaip visuomenės iššūkis, man atrodo, ir yra, kaip vis dėlto tokia didelė ir įvairią visuomenę, kaip išlaikyti jos darną. Ir, tarkim, aš taip įsivaizduoju, tas šiandieninis prezidentas Xi Jinpingas, jis vienokius sprendimus savo galvoje turi, kaip tą darną išlaikyti. Ir jam atrodo, kad didesnė kontrolė, didesnis spaudimas taip padės išlaikyti. Šiaip tai tokiam kiekiu žmonių. Bet Konfucijus jam sakytų, kad kuo tu smulkiau bandai išrašyti ir taisyklės, ir kuo tu daugiau bandai bausmėmis priversti žmonės laikytis tų taisyklių, tuo daugiau tikėtina, kad žmonės bandys išvengti bausmių, bandydami išvengti bausmių praras bet kokį gėdos jausmą, o praradę bet kokį gėdos jausmą, jie tada elgsis taip, kad šalyje vyraus chaosas, o ne tavo norima darna. Ir jis sako, reikia, pirma, tai Konfucijaus viena man labiausiai patinkančių yra ištarų, kad sako, tai, ko reikia mums siekti mūsų bendruomeniniam tam sugyvenime, ir apie tos pavyzdinius kilnių žmonės šneka. Sako, jie yra įvairūs, bet ne vienodi. Sako, prasti žmonės yra, nepaisant to, kad visi vienodi, bet jie yra, konfliktiški. Man atrodo, mes ir savo patirties tą galime matyti. Tai Kinija tuo pačiu metu siūlo labai, Kinijos kultūra, siūlo radikaliai skirtingus sprendimo variantus ir Kinijai, ir Kinijos žmonėms. Tai, sakau, Konfucijaus, kaip aš matau, Konfucijaus siūlymas yra radikaliai skirtingas nuo to, ką šiandienis jų prezidentas siūlo. Duotų pendelį Konfucijus. Jis toks labai buvo prieš konfliktą, tai gal pendelio neduotų, jis nueitų, man atrodo, Konfucijus, man tai irgi sakė apie savo, sako, aš neturiu kantrybės su tais studentais, kurie patys nenori mokytis. Ir sako, čia sausa šaka, nieko iš to negalima padaryti. Man atrodo, tiesiog nebekreiptų dėmesį į tokį žmogų ir jis nueitų dirbti su tais, su kuriais yra įmanoma kažkas padaryti. Prieš paskutinis klausimas, ar mums verta bijoti Kinijos? Aš sakyčiau, kad jeigu bijoti, tai mums labiausiai verta bijoti savo nežinojimo, o kad Kinija kaip dabartinis toks politinis, ekonominis kūnas, kad jis mums yra iššūkis, su kuriuo mums tikrai reikės dorotis, tai nebejotinai, kad iš ten gali kilti grėsmių, aš irgi nebejoju, bet bijoti, sakau, man atrodo, mums labiau reikia savo nežinojimo ir neišmanimo. Ten toks irgi kinų išminčium irgi vadina Sun Tzu, jam priskiria tokią knygą, kurią pas mus dažniausiai karo menu vadina. Aš dabar sėdžiu kaip tik prie jos vertimų iš kinų kalbos, nes mes kol kas turim tik iš anglų kalbos verstą. Ten toks populiarus jam priskiriamas yra posakis, kad sako žmogus, kuris, arba tie, kurie pažįsta ir save, ir priešininką, jie visose mūšiuose laimės. Tie, kurie pažįsta save, bet nepažįsta priešininkų, jie kartais laimės, kartais pralaimės. Gana aiški logika, kodėl, nes jeigu aš pažįstu save, bet nepažįstu, Alanai, tavęs kaip priešininko, aš nežinau, ko iš tavęs sulauksiu, kadangi nežinau, ko iš tavęs sulauksiu, aš negaliu būti tikras, kad aš galiu žinoti, o kaip aš atsakysiu į tą tavo iššūkį. Tai užtat, kas žino save, bet nežino to priešininko, jis kažkada laimės, kažkada pralaimės. Bet tie, kurie nepažįsta nei savęs, nei priešininko, jau visada pralaimės. Ir aš bijau, kad tame susidūrime, aš abejoju, kiek vakarai mes, Europa, vakarai, kiek mes save pažįstam. Yra mislingų dalykų vyksta su mumis. Mes turim laisvę ir teisę balsuoti, o balsuojančių skaičius vis mažėja. Aš dar negirdėjau paaiškinimų, kodėl. Ekonominis lygis mūsų miestuose, valstybėse, Europoje, Amerikoje kyla. Mūsų tie bendro vidaus produkto skaičiai auga.
bet vis sunkiau žmonėms yra įsigyti nekilnojamą turtą ir vis labiau didėja skirtumas tarp visiškai nieko neturinčių ir pačių turtingiausių. Čia mūsų valstybės. Tai man tai rodo, kad yra daug dalykų, kuriuo apie save nežinom. Ir tada aš matau, kad tas pavojus kyla iš tokio tiesiog nežinojimo ir nepažinojimo. Vyti, pabaigai. Kur Vilniuje, o gal ne Vilniuje, mes galime sužinoti apie Kiniją, pasidomėti ją, gauti žinių, galbūt studijuoti, mokytis. Gali tokį trumpą mums turą padaryti? Chinatowno mes neturime. Neturime. Šiaip mano gilių įsitikinimų mums Lietuvai, kaip tokiai neatskiriamai vakarų Europos daliai, mums labai reikia turėti savų žmonių, Lietuvos žmonių, tų mūsų ateities, verslo, politikos, meno, visuomeninių veiklų, mokslo lyderių, tų ateities lyderių, kurie Azijoje, pačia plačiausia prasme, o ir Afrikoje jaustųsi kaip namie, kurie darydami tas veiklas, kurias nori, sakau, per visas tas menus, verslus, politiką, būtų savo studijų metais susidūrę su Azijos ar Afrikos šalim, kultūrom, žmonėm, tų kraštų ateities lyderių pažinotų. Tai man atrodo, kad mums kaip Lietuvai labai reikia, kad mūsų jauni žmonės ateitų ir mokytis apie tas kultūras. Tai apie Azijos įvairias kultūras galima mokytis Vilniaus universitete, filosofijos fakultete. Ten, kur aš dirbu, yra toks Azijos ir transkultūrinių studijų institutas. Ten yra studijų programos, kuriuose galima apie Kinijos kultūrą mokytis, apie Indijos, apie ir tą pietryčių Azijos regioną, apie Japonijos kultūrą, pietų Korėjos kultūrą, artimuosius rytus, įskaitant ir Turkiją, nes Turkija čia taip sunkiai įsipaišo, bet apie Turkiją Lietuvoje galima irgi pas mus Azijos ir transkultūrinių studijų institute mokytis. Vilniaus universitete yra Konfucijaus institutas, kurie ten suteikia galimybę nuotoliu ir kalbos kinų mokytis. Yra ir Kaune vietų, mano kolegos Vytauto Didžiojo universitete irgi daugiausiai orientuojasi tą tolimuosius rytus, Japonija, Kinija. O susipažinti, pamatyti kažką, meno muziejus gal koksai? Taip, šiaip tai labai geras klausimas, galėjau šitam pasiruošti iš anksto. Man pirmiausia grįžta į atmintį Kazio Varnelio muziejuje yra visa salė, kurioje yra daug Azijos meno. Ten reikėtų nueiti. Jis yra Rotušės aikštėje, ten, kiek aš žinau, ten reikia iš anksto kažkaip tartis, kad ten galima būtų patekti. Teko būti mūsų klausytojams Kazio Varnelio muziejuje, parašykit. O gal jūs žinot, kur galima irgi Kinijos gauti? Aš žinau Marių Jovaišą, jisai kalba kinietiškai, jaučiu, kad namuose irgi turi daug. Nežinau, kad Marius kalba kinietiškai. Taip, jisai pats mokėsi su kiniečiu, man atrodo, tiesiogiai. Tai jis labai pametęs galvą dėl Kinijos visos kalbos buvo, dabar kitus jau visus pradeda mokinti, skatina, motyvuoja, įkvepia. Nueikit į kinų restoraną pavalgyti, bet paprašykit, kad jums darytų ne kaip lietuviams valgyti. Bet ten turi, aišku, vyrėjai būti kiniečiai. Taip, ir jų dabar labai nedaug vietų jau tokių yra, kur kinai vyrėjai. Kur nueit, parekomenduok, čia dar tokį vieną pareklamuosim. Aš 2 turiu tokius draugus, kurie dažnai ir patys dar kepa, tikrai pats kepa, verda Django Hua šitam, net nežinau kaip, Asia Tasty gal vadinasi, prie Seimo, kur yra. Priešais Mažvydo biblioteką čia, ne? Jo. Ten 9 drakonai gal kokie, ne? Ne, ten man atrodo Asia Tasty jisai vadinasi. O 9 drakonai kita šiaip vieta, bet ten labai senai nebuvau. Tai užsirašyk, varysim valgyti kinietiškų. Šiaip tai geriausia būtų, jeigu Alanai kažkada mane pasikviestum, sakytum, einam visi pavalgyti kiniškai. Taip. Aš parašau žinutę Džanui, sakau, mums čia žuvies, ten mėsos, daržovių, nežinau, ką tu valgai. Taip, ir gautumėm taip, kaip Kinijoje gamina tiek, kiek įmanoma, priartėti prie to kiniško skonio. Nes šiaip... Bet tas kinietiškas, jau nebeturim laiko, bet tas kinietiškas maistas, mes apie nebekalbėjom, tai, ką mes valgom čia, ar tai yra kinietiškas maistas, ar jisai vis dėlto čia yra toks jau adaptuotas, ne? Nes mes labai konservatoriški žmonės esame. Aš klausiu tų savo bičiulių, kodėl jūs negaminat taip, kaip jūs gamintumėt Kinijoje kinui. O gerai, taip trumpai, Sako, Vyti, ne, sako, lietuvis
jis sako, yra konservatyvus žmogus, jis paragavo ten tos saldžiarūgštės vištienos ir tai yra vienintelis, suprantate, tada patiekalas, kuris jį užsakinės. Bet, koks tas maistas yra kitoks, iš karto. Bet vėlgi, nes yra skirtingos virtuvės. Sičuano virtuvė labai daug aštraus maisto. Ten vadinama kantono virtuvė, labai daug jūros gėrybių ir jis lietuvio skoniui gali labai prieskas atrodyti, nes ten mažai druskos sūrumo. Prieskonių mažai. Jo. Ten Pekino, turbūt Pekino ir ten šiaurės rytų virtuvė, tai tokiam lietuvio skoniui yra artimiausia. Ten daug miltų, ten mažiau ryžių, daug miltų. Tai ten makaronų visokių yra, troškinių, kiaulienos, tokio lašinio. Viskas, išalkau, Vyti, ačiū labai, kad čia pabaigai mūsų visus užmotyvuoji pavalgyti, seilės varvo. Gerai, tai šiandien štai toks buvo pusiau filosofinis žvilgsnis, pusiau kultūrinis. Labai daug buvom palietę istorijos klausimai, kaip matėt, nebuvo faktais visą laiką grindžiami, buvo ir pamastymų, ir tokių labai įdomių paralelių, man labai patiko klausytis, visai kitas kampas. Tai tikiuosi šiandien ne tik tai jūsų protą paglostėme, bet kaip ir minėjau, sielą paglostėme jūsų, praplėtėme akiratį šiek tiek, domėkitės rytų kultūromis, jos tikrai gali praturtinti jūs labai stipriai. Aš Vyčiui noriu labai padėkoti, kad tu šiandien atvykai papasakoti mums apie Kiniją, papasakoti mums apie kinų filosofiją, apie kinų pasaulėžiūrą, apie kinų požiūrį, apie jų ekonomiką, apie jų socialinį gyvenimą. Viską palėtėme, buvo įdomu. Dėkui tau už visą bendrystę. Ačiū, Alanai, tau. Žmonės, jūs, mėlėjai, prenumeruokite kanalą. Žinoma, spauskite visus patiktukus arba nepatiktukus. Komentuokite, parašykite savo nuomonę, papasakokite savo patirtį. Galbūt teko lankytis Kinijoje, kas labiausiai patiko, ką labiausiai rekomenduotumėte, kas sukėlė šoką, arba kas galbūt jums buvo tiesiog atgrasu, nemalonu ir šlykštu. Gal irgi įdomu bus labai paskaityti, pasidomėti. Ir kaip Vytis ir sakė pačioj pabaigoj, prašykite kiniečių restoranuose pagaminti jums kinietiškai ir ieškokite. Ir ateikite į Azijos ir transkultūrinių studijų institutą, jeigu ką pamiršit, aš jums pasakysiu, priminsiu. Ten rasite. Ačiū labai, Vyti, ačiū jums, iki gražių pavasariškų dienų. Ačiū, Alanai.